Mėly vandenį, ši astrologinė prognozė 2026-iesiems yra skirta būtent jums. Primenu, kad tai yra Vedų astrologija ir prognozė irgi sudaryta pagal Vedų astrologijos principus. O jeigu jūs iki šiol nežinote, koks yra jūsų ascendentas pagal Vedų astrologiją, parašykite komentare savo gimimo datą, laiką ir vietą, kur gimėte, ir aš būtinai padėsiu jums nustatyti. Primenu, kad ši astrologinė prognozė yra bendrojo pobūdžio. Jeigu norite sužinoti, kasgi laukia jūsų asmeniškai pagal jūsų natalines planetas, pagal jūsų dabartinį einamą astrologinį laikotarpį, prašau, kreipkitės į mane tiesiogiai asmeniniai konsultacijai. Visi kontaktai yra šio kanalo aprašyme. Na, o kaip žinoma, 2026 metai bus labai aktyvūs metai, todėl jūsų irgi kviečiu nesnausti, būti aktyviems, sekti technologijas, sekti visas naujoves ir žengti koja kojon su jumis. Vandeniai, tai yra, galima sakyti, jūsų metas, nes vandeniai tai tikrai yra futuristiniai zodiako ženklai, ir viskas, kas susijęs su ateitimi, su naujosiomis technologijomis, naujovėmis, yra tikrai jūsų kabliukas. Na, o visiems tiems, kurie žiūrite šį video ir nesate prenumeratoriai šio kanalo, būčiau labai dėkinga, jeigu paspaustumėte tą mygtuką prenumeruoti ir paspaustumėte laiką. Tai padės man augti ir padaryti dar daugiau įdomių video būtent jums. O mėly vandeniai, pradedu savo astroprognozę jums nuo būtent Saturno, kuris visus 2026 metus bus jūsų antrajame būste žuvų ženkle. Šis būstas yra apie jūsų finansus, apie jūsų artimą aplinką ir šeimą, todėl tikrai tikėtina, kad 2026 metais tęsis karminės pamokas susijusi su šiomis sferomis. Ką tai gali reikšti? Tai gali būti, kad gali pasikeisti jūsų finansinis šaltinis. Sakykime, jūs galėjote tapti mama ir, jau gaunate ne darbo atlyginimą, bet gaunate išmokas iš sodros, ne? Tai galėjo būti, kad pasikeitė jūsų atlyginimas. Jūs pakeitėte darbą arba pasikeitė jūsų pozicija. Taip pat tai gali būti, kad atėjo metas, kai jūs turite, pavyzdžiui, ne vieną, bet du finansinius šaltinius ir per šį laikotarpį Saturnas yra jums labai palankus ir duoda jums papildomų tų pajamų iš kažkokių tai papildomų šaltinių. Tikrai Saturnas čia gali būti labai įvairus, nes jis yra karmos valdovas. Tai reiškia, kaip mes elgiamės, kaip mes gyvenome anksčiau, jis žiūri į tai ir finalizuoja ir atitinkamai duoda tuos vaisius. Karčius arba saldžius priklauso tik nuo mūsų. Taip pat čia Saturnas gali būti toks, jis šaltokas pats iš savęs ir jis gali duoti tokį racionalumą šitoje sferoje, norą susisteminti finansinę savo padėtį, susisteminti savo pajamas, kiek aš gaunu, kur aš išleidžiu, tokį įvesti tvarką. Saturnas čia gali duoti karminės pamokas, kur neduos taip paprastai, uždirbti nieko neveikia. Ne, Saturnas reikalaus, kad jūs dirbtumėte, sakykime, netgi ir papildomai tiek, kiek priklauso, galbūt netgi kažkiek tai įtampos duoda šito klausimu, bet už tai jis tikrai už jūsų darbą jis ir atsidėkoja. Tai šis darbas, žinokit, nebus šiaip sau, Saturnas duos tas pajamas. Galbūt ne super daug, bet tiek, kiek jums reikės pragyvenimui. Kaip minėjau, tam tikros karminės pamokos taip pat gali būti susijusios ir su jūsų šeima. Gali vykti tam tikri pokyčiai jūsų šeimoje, labai svarbus pokyčiai, jas tikrai gali atnešti Saturnas.
Gali ateiti pokyčiai, sakykime, su jūsų vyresniaisiais artimaisiais, nes būtent ir pokyčių sritis jūsų vandenį tai yra 11 jūsų būstas. Viskas, kas susijęs su tokiais jau senesniais artimaisiais, gali ateiti pokytis. Gali ateiti pokytis susijęs su jūsų mentoriais, autoritetais, su jūsų draugais. Čia gali atsisijoti netikri draugai ir likti tik tie tikrieji. Galite sužinoti, kad, iš tikrųjų galvojate, kad mes draugai, bet iš tikrųjų nesame draugai. O gal kaip tik netikėjote, kad šis žmogus galės padėti jums, o jis tą minutę neatėjo ir padėjo. Tai čia tokie pokyčiai būtent draugų sferoje gali įvykti. Taip pat gali įvykti pokyčiai organizacijose, ten, kur jūs priklausote, interesų grupėse, ten, kur jūs priklausote. Galbūt nebebus įdomu arba kaip tik įeisite į tam tikrą klubą, uždarą klubą. Tai labai bus aktualu. Ir be abejonės jūsų ambicijos, jūsų norai ir svajonės, tai yra pokyčių metas, kai, sakykime, arba jos pradės, nesvajonės pradės išsipildyti, arba netgi toks įvyks permąstymas, peržiūrėjimas, ką aš noriu, kaip aš save pozicionuoju visuomenė. Gali irgi tas požiūris į jūs iš visuomenės pusės pasikeisti, jūs galite save kitaip pristatyti. Ir be abejonės čia reputacija yra be galo bus svarbi jums ir tas, kaip jūs save pristatysite kitiems, nuo to ir priklausys tai, ką jūs gausite. Tai toks labai įdomus laikotarpis jūsų gyvenime, tai jau galėjo įvykti, jau galėjote pamatyti tuos pokyčius 25 metų antroji pusėje ir jie gali tikrai vykti iki 2026 metų vidurio. Iki 2026 metų birželio jūsų Jupiteris bus vaikų sferoje. Tai reiškia tikrai labai, jeigu turite vaikų, labai palankus metas atsiskleisti jų talentams, jie gali atnešti labai daug džiaugsmo jums. Gali prasiplėsti jūsų kūrybinga sfera, kur jūs pajausite, kad norite daugiau tokio kūrybiškumo, romantikos sfera. Irgi čia gali padidėti daugiau tų kontaktų, būti romantinių susitikimų, pasimatymų. Gali ateiti noras tiesiog išvažiuoti, atostogauti, pailsėti, toks tiesiog poilsio, poreikis. Iki birželio mėnesio Jupiteris gali būtent tą sferą jums akcentuoti. Ir taip pat Jupiteris, būdamas 5, jis gali praplėsti norą ir poreikį mokytis, eiti į kursus, galbūt daugiau skaityti, daugiau būti arba mokiniu, arba netgi pačių mokytojų, nes jis duoda išminties ir galimybės mokyti kitus žmonės. Tai čia galite atrasti, kad jūs taiga esate kažkokioje tai konferencijoje, kad jūs prezentuojate, kad jūs pasakojate, kad jūs dalinate savo žiniomis ir čia Jupiteris tikrai duoda gerus rezultatus. O nuo birželio mėnesio Jupiteris pereina į jūsų 6 būstą, kur duos daugiau darbų, daugiau čia veiksmo, optimizmo susijusi su paskolomis, norėsis galbūt pirkti, norėsis imti tą paskolą, kažkaip su šituo reikalu reikėtų būti atsargesniems, tikrai racionaliai viską apgalvoti ir apskaičiuoti, nes Jupiteris labai optimistinė planeta ir gali duoti šiek tiek daugiau tokio optimistiškumo, negu iš tikrųjų yra. Jupiteris duos gerus rezultatus čia darbo srityje, taip pat vėlgi jis čia akcentuoja jūsų sveikatos požiūrį, daugiau leis tą balansas galbūt labiau kryps į tą ar darbas ar poilsis, vis dėlto į poilsio pusę, kur norėsis atsistatyti ir fiziškai atsistatyti, ir sveikatos prasme atsistatyti ir daugiau, nepaisant to, kad darbo bus tikrai tokių smulkių darbų, darbelių, rutininių dalykų, kur mes turime atlikti kiekvieną dieną, bet tas poreikis
tikrai atlieps, daugiau kreipti dėmesį į savo būseną, sveikatą, į savo darbo ir poilsio režimą. Tikrai tai bus labai svarbu. Ir kas dar įdomu, kad spalio mėnesį Jupiteris trumpam užbėgs į jūsų 7-ąjį būstą, kur praplės kontaktus, praplės galimybės, galbūt netgi suteiks galimybę kažkur tai išvažiuoti į užsienį arba pastiprinti tą ryšį su savo antrąja puse, su savo sutuoktiniu, arba jeigu jau jūs esate nesusituokę, čia gali būti tie pirmieji skambučiai, kad jūsų santykiams atėjo metas kilti į kitą, visiškai kitą lygį. Sakykime, iš neoficialių į oficialius santykius, arba jeigu jau ilgą laiką buvote susižadėję, Jupiteris čia duos santuoką. Gali duoti santuoką arba tokius skambučius apie tai, kažkokios pirminės mintys gali būti ir jau 2027-aisiais jau įgyvendintas galės būti šis planas. Pakalbėkime apie tokias planetas kaip Rahu ir Ketu. Labai svarbios vedų astrologijoje planetos. Rahu iki pat 2026 metų lapkričio mėnesio, tai praktiškai visus metus, bus jūsų pirmame būste. Ir tai sako mums apie tai, kad šie metai jums kaip asmenybei bus labai labai svarbus metai. Tai yra pokyčių metai, tai yra metas, kai jūs vykdote ir gyvendinate savo svajonę, savo ambiciją, savo tikslus. Į pirmą vietą jūs statote save, o savo antrosios pusės arba kitų žmonių interesai, jie kažkaip tai nueina į tokį šešėlį, tai čia irgi vėlgi būkite atsargus ir karts nuo karto prisiminkite, kad šalia jūsų yra artimieji ir jie irgi turi tam tikrų poreikių, ir bandykite laviruoti, balansuoti tarp to. Rahu, aišku, duoda ir pokyčius, tokius, kaip pavardės pokyčiai, tai jeigu moteris ištekėjusi, išteka, tai keičia pavardę, arba atvirkščiai, kažkam tai gali suveikti visiškai kita atvirkštinė pusė, kai tu išsiskiri. Gali duoti pokyčius, ne tik vidinius, bet ir išorinius, kur aš keičiu savo išvaizdą. Tai bus viskas aktualu iki 2026 metų lapkričio mėnesio, o nuo lapkričio pasijungs jau 18 net mėnesių visiškai kita energija, kur Rahu pereis jau į 12 būstą ir čia skatins ir užsienio keliones ir gali skatinti tam tikras išlaidas, norą išlaidauti, gali paskatinti ir norą užsiimti vidinių pasaulių, kažkokiamis tai praktikomis, bet čia gali Rahu iš iliuzijų pusės veikti, todėl labai atsargu, į kokius jūs ten mokymus einate, kokias praktikas praktikuojate. Geriausia aktyvuoti Rahu būtent tokioj padėty, tai per užsienį, per ryšius su užsieniečius, per užsienio kalbos mokymus, per keliones, tokias tolimas keliones, tai tikrai drąsiai galite aktyvuoti šį Rahu būtent per tai. Tokie metai laukia vandenių. Linkiu, kad jie jums būtų sėkmingi, laimingi, pinigingi ir dėkoju, kad prenumeruojatės, dėkoju už jūsų patiktukus ir komentarus ir būtinai susitiksime kitais metais kitose videose. Ate, iki.